Važiavau aplankyti Virgutės. Labą dieną. Kaip tu begyveni, Virgelė? Pažiūrėkit, kokia mano Virgutė yra graži. Ar apsisuk? Aha, išgražėjus, biškelį. Labai džiaugiuosi, kad žandukai papilnėja. Iškart, supranti, kaip plastinė operacija padaryta. Aš dirbu restorane. Taip, ne plytų fabrike. Taip. Tai kaip jūs čia gyvenat? Mes labai gerai gyvenam, mes turim daug žmonių, mes turim konkursą piešinių, piešia vaikai. Žinokit, tikrai bus smagu. Ir vat, aš prignypsiu Roką, kad jis pasirašytų knygas savo autorinės. Žodžiu, pas močiutės vyksta konkursas piešinukų, tai vaikus kviečiam restorane atėjus pavalgyti su tėveliais piešti močiutės, kas susijęs su močiučių restoranu ir galit laimėti mano parašytą receptų knygą vaikams. Tai bet aš šiaip norėjau tave pakalbinti, mes šią reklamą dabar padarėme. Nu ir gerai. Tu tiesiai šviesiai geriau pasakai, kas gero. Aš labai esu patenkinta, kad jūs renkatės mūsų restoraną ir jūs ateinat valgyti ir tiek pagyrų, tiek pagyrimų. Nu, žinokit, mums atgaiva dūšiai. Kaip aš tave myliu, Virgutė, labai. Aš irgi, žinok, Rokai, tave myliu ir mūsų valgytojus myliu. Siunčiam linkėjimus. Žinokit, Virgutė yra tokia, šitas iš vis restoranas yra toksai labai ramus, jaukus, visada ateis, tiek vienos pamainos močiutės, tiek kitos pamainos močiutės. Yra tokios labai šiltos, jaukios, kur prieis, apkabint, Nu, Virgelė, dar kokį išposą gali iškrėsti. Galiu. Nu, bet šiaip vis tiek visi labai šilti čia dais tokie. Ir laukiam jūs. Taip, laukiam jūsų.